Sveiki! Norėdami užbaigti įmonės pridėjimą, užpildykite skiltį Mano informacija, pasirinkdami savo rolę įmonėje. Manager arba vadovas. Pasirinkite Manager, jei jūsų vardas nėra nurodytas steigimo dokumentuose, tačiau viduje valdote kasdienę įmonės veiklą. Director arba direktorius. Pasirinkite Director, jei teisiškai vadovaujate arba atstovaujate įmonei. Įmonės steigėjai, kurie vadovauja verslui, dažniausiai oficialiuose dokumentuose registruojami kaip direktoriai. Pasirinkę šią rolę, būtinai įveskite datą, kada oficialiai tapote direktoriumi. Shareholder arba akcininkas. Pasirinkite Shareholder, jei visiškai arba iš dalies valdote įmonę. Turite nurodyti datą, nuo kada tapote savininku, pasvirasis brūkšnys akcininku. Pasirinkę šią rolę, užpildykite lauką dalys procentais. Šis laukas skirtas tik akcininkams ir nurodo jūsų nuosavybės procentą. Accountant arba buhalteris. Pasirinkite Accountant, jei tvarkote įmonės finansus arba apskaitą. Secretary arba sekretorius. Pasirinkite Secretary, jei ši pareigybė yra nurodyta steigimo dokumentuose. Tai teisinė rolė, rodanti dalį oficialios įmonės struktūros. Pasirinkę šią rolę, įveskite datą, kada oficialiai tapote sekretoriumi. Subcontractor arba subrangovas. Pasirinkite Subcontractor, jei dirbate įmoniai, bet nesate samdomas darbuotojas ir gaunate apmokėjimą pagal sąskaitas, faktūras. Kiekvienas subrangovas turi įkelti savo sąskaitas į įmonės sistemą, kad gautų apmokėjimą. Jei dirbate statybų sektoriuje kaip darbininkas, būtinai įjunkite RCT savo subrangovo roliai. Employee arba darbuotojas. Pasirinkite Employee, tik jei dirbate tiesiogiai įmoniai ir gaunate atlyginimą. Ši rolė naudojama darbo užmokesčio apskaitai ir visi atlyginimą gaunantys asmenys turi būti priskirti kaip darbuotojai. Dalys procentais. Šis laukas pildomas tik pasirinkus Shareholder rolę. Jis parodo, kokia įmonės dalis priklauso akcininkui. Ir viskas. Kai visos rolės priskirtos teisingai, jūsų įmonės nustatymas yra baigtas. Ačiū, kad žiūrėjote.